Sveiki, sveiki. Kaip aš suprantu, aš jau tiesioginėme eterėje. Ir lauksiu Lauros, pakviesiu ją. Parašykite, prašau, ar jūs mane gerai girdite. Sveiki. Tai ką, Laura? Kaip puiku, gerai mums pavyko greitai pasijungti. Tikrai labai greitai. Tai tada pradėt mūsų pokalbį. Tai aš pristatyti Laurą, energoterapeutę, reiki meistrę. Galbūt dar kažką norėsi apie save papildyti? Aš šiandien iš tikrųjų pabaiginėjau klausyti analizės jūsų darytos ir iš tikrųjų labai atitinka, labai rezonuoja tai, kad esu labai daug visko išbandžiusi, nes turiu ir magistrą, ir su nagais dirbusi, ir ta prasme, labai, žodžiu. Tai labai daug visko esu išbandžiusi ir žvakes gaminu. Taip pat tavo žvakę turiu. Trumpai gal ir pasakysiu, kaip gimė idėja šio eterio. Laura man atsiuntė kalėdų dovaną, kaip savo žvakėje įkrautą reikia energiją ir kad padeda, kai reikia norus, galvoji tikslus, rašai, galima taip sustiprinti tą procesą. Ir tu parašei man labai gražų laiškelį. Bandžiau dabar atrasti, jį pas tave neatradau, bet padėkojai už tai, kad analizė tau padėjo atrasti save. Ir po to, kai mes pradėjom kalbėti apie tai, kad aš net ir nesitikėjau, kad tiek laiko jau praėjo po analizės, kiek tu sakei? 5 metai kažkur taip. 5 metai, tai tikrai labai toksai didelis ilgas tarpas ir galima atsekti tą tašką A ir tašką B ir kokie yra pokyčiai. Ir man visada yra labai džiugu, kai žmonės atranda savo kelią, nes tai buvo ir mano kančia, taip galima pasakyti. Aš ieškojau savo pašaukimo kažkur galbūt 12 metų, nors visada jaučiau viduje, bet vis tiek kažkokių patvirtinimų norėjau, nežinojau kaip pradėti. Ir irgi praėjau įvairių daug konsultacijų ir atsimenu, kad viduje aš pasakiau, kada aš suprasiu, kaip tą pašaukimą atrasti, aš norėsiu padėti kitiems ir irgi dalintis tuo. Ir todėl mano toks motyvas yra, kad kuo daugiau žmonių būtų savo vietoje, nes iš tikrųjų, kai mes užimam savo vietą visatoje, tai realiai mums daugiau nėra apie ką galvoti ir rūpintis, nes kaip ir dirbi darbe, taip ir tave išsiunčia į komandiruotę, pasirūpina viskuo, taip ir dienpinigius duoda, ir viešbutį užsako, ir tik tai važiuok ir atlik savo darbą, taip ir čia. O jeigu nori daryti tai, ką tu sugalvojai daryti, tada turėjai pats visko ir pasirūpinti. Tai va ta intencija, kad kiekvienas būtų savo vietoje, tai iš tikrųjų būtų labai harmoningas gyvenimas, todėl visada norisi tą žinutę nešti ir pagalvoju, kad būtų įdomu ir labai šaunu, kad tu pasidalintum irgi savo keliu. Tai iš tikrųjų mano kelias labai įdomus toksai buvo. Nes mano konsultacija buvo pas jūs, kai aš dirbau su nagais. Ir iš tikrųjų po jūsų konsultacijos gal praėjo 4 mėnesiai ir aš išėjau iš to darbo. Nors aš klausiau jūsų, ar man tinka, jūs sakėte tikrai taip tinka, viskas gerai. Bet jaučiau, kad kažkas yra negerai, kažkas ne iki to. Ir tada netrukus pastojau ir buvo toksai nėštumo laikotarpis, bet jis buvo toksai pakankamai ramus. Ir tada gimė sūnus ir tada prasidėjo. Labai stipriai viskas prasidėjo. Išbandžiau labai daug visokių paslaugų, labai daug visokių analizių ir toks tik tiesioginis prasidėjo ieškojimas savęs. Ir galvojau, ką man daryti, kaip save realizuoti. Čia šalia eina dar darbas pagrindinis, kur su šeima turim verslą. Ir galvojau, ką man daryti. Ir taip visai netyčia, netikėtai atsirado tas reiki. Pati išbandžiau reiki seansą ir galvoju, visai fainai, bet aš tai tikrai ne, tai ne mano. Ir tada kažkaip gal porą mėnesių praėjo ir galvoju, gal visai nieko būtų,
visai įdomu ir tada taip netyčia gausi pirmą pakopą, antrą pakopą, dabar jau ir trečią pakopą turiu. Tai labai labai fainas tas dalykas, tik tai norisi tą reikia energiją kažkaip paduoti žmogui, kad jisai ne tik jaustų, bet ir matytų kažkokį materialų daiktą. Tai vat ir to žvakė šalia atsirado, bet aš tikiu, kad žvakės nėra jau tas galutinis produktas, arba ta žvakė, kaip dabar atrodo, nėra galutinis projektas. Nes jūs turit vienokią, dabar jos biški keičiasi ir tiesiog jaučiu, kad jos turi būti kažkuo kitokios. Ir netgi analizai, jūs irgi kalbėjot, kad aš ieškau to tokio kitoniškumo, ne taip kaip visi. Norisi to tokio biški, kad truputį kitaip būtų. Analogų neturėtų rinkoje. Tai va, žodžiu, taip trumpai. O toliau iš tikrųjų čia šalia buvo nuo sūnaus gimimo labai ilga ir didelė kelionė į savęs pažinimą, į balanso atradimą, nes irgi kalbėjote, kad mano karminė užduotis yra nuraminti protą, tai labai stipriai dirbu ties to. Atsimenu, kai paminėjot pirmą kartą, kad man tinka joga, galvoju, ką joga. Šiandien tikrai 2 kartus per savaitę jogos užsiėmimus ir tikrai man tas labai patinka, rezonuoja, labai gera. Na, šaunu, labai šaunu. Taip, ir kiek aš atsimenu, tau tinka būtent rankomis dirbti, taip, ir tas tavo procesas, kaip. Tai tas kūrybinis tavo procesas, kad ieškai taip kažkaip išreikšti save ir per raikę energiją, per žvakes, tai yra labai, labai šaunu, nes ir dabar mes gyvenam tokiu laikotarpiu, kad iš tikrųjų tas dirbtinis intelektas ateina ir mes jau su laiku ir gerai, kas jau pradeda pats savo kurti darbo vietą, nes daug darbo vietų bus prarasta. Aš atsimenu dar prieš vaiko gimimą, tai buvo gal prieš 8 metus, 9 metus, aš kai dirbau personalo vadovė, kur irgi jaučiau, kad atrinku žmonės, kur jie jausis toje vietoje, kur jie dirbs gerai. Ir žinau, kad daug kas iki šiol dirba toje įmonėje ir yra patenkinti. Tai buvau konferencijoje ir tai dar prieš 9 metus, taip, kur kalbėjau apie tendencijas, apie dirbtinį intelektą, kaip jis pakeis, kokius pokyčius darys ir kad bus vertinamas tas darbas, kur žmogus kūrė emocijas arba handmade, viskas, kas, nėra pagaminta jau pagal tam tikrą standartą. Tai mes einam tuo keliu ir aš noriu irgi kuo daugiau žmonių motyvuoti, nes puikus laikas dabar tikrai realizuoti save iš įvairių pusių, kai galima apjungti įvairias sistemas ir kaip tu ir darai, gauti kažką labai tokio unikalaus ir savo, ir kur tu galėsi realizuotis pilnai, kaip tau tinka. Tikrai, taip. Ir dėkoju tau už tai, kad įgarsinai dalį projektą knygos 10 žingsnių. Čia tavo tokia irgi tarnystė buvo. Tikrai taip, iš tikrųjų ir bandau atrasti laiką, kada pratęsti visą šitą dalyką, nes labai noriu, labai gera knyga ir iš tikrųjų kažkurį vakarą labai prastos savijautos buvau ir galvoju, reikia knygą pasiimti. Ir užkliuvo už akių būtent tą 10 žingsnių. Ir galvoju, atsiversiu, tiesiog bet kur atsiverčiau ir pradėjau skaityti ir beskaitant mano nuotaika pasitaisė, iš karto pradėjau jaustis geriau. Tai tikrai galiu drąsiai teikti, kad tos knygos yra aukštos vibracijos ir jeigu tik tai prastesnė savijauta, pakanka ją atsiversti, paskaityti ir iš karto nuotaika geresnė. Taip, tikrai taip. Nes knygų yra labai daug, bet kada tai rašo realizuotas meistras, realizuotas žmogus, tai visiškai kitokia energija. Nes nors knyga atrodo parašyta labai paprasta kalba, bet energija tai tikrai sutinku. Papasakok, prašau, apie savo darbo procesą, kaip tu dabar dirbi, ką darai, kokia tavo motyvacija, dar tu tiesiogiai dirbi, ar online, kaip viskas vyksta. Dabar aš dirbu nuotoliu, nes fiziškai tiesiog nėra galimybių dirbti
nes vis tiek mažas vaikas, verslas ir toksai chaosėlis. Tai nuotoliu galima siūsti reikia energiją. Tarp kitko, šitas laivas yra įkrautas reikia energiją, tai jeigu jūs sutinkate, galite priimti tą energiją ir gauti ją, pajusti ją, kas tai yra. Tai iš tikrųjų, kai mes turim reikia sensą, tai reikia nebijoti, jeigu ir prastesnė savijauta būna, tarkim, galva pradeda skaudėti ar panašiai, nes tiesiog reikia energiją pramuša mūsų organizme susikaupusius blokus. Tai viskas su tuo yra gerai, nepanikuokit ir, žodžiu, po to geresnė savijauta. Tik labai svarbus dalykas - gerti daugiau vandens. Kas iš tikrųjų irgi dabar į mano tą analizę man labai harmonizuoja gerimas vandens ir buvimas šalia vandens ir panašiai, nes mano pagrindinė planeta yra Mėnulis. Tai labai labai į temą ir pati labai daug vandens pradėjau gerti. Gerai, tai mano darbas būna toksai, kad susitariam su žmonėmis, kada bus reikia sensas, tada siunčiu energiją ir žmogus priima. Papasakoju, kokius pojūčius jutau reikia senso metu, nes labai dažnai žmogui rezonuoja arba būna netgi kažkokia žinutė. Pavyzdžiui, dramblys, pavyzdžiui, vienam vyrui dariau reikia sensą, seneliui dariau. Ir sakau, aš matau žmogų su kepure. Ir pasakoja, man po to ta moteris sako, jis visą gyvenimą su kepure. Ir ta prasme, tokių gaunu patvirtinimų, kad viskas yra gerai ir ta prasme, ta energija keliauja ten, kur turi būti. Nors, pavyzdžiui, aš nežinojau to, kad žmogus su kepure visą gyvenimą vaikšto. Tai va, ir po senso dažnai ištraukiu kortą šviesos, kur būna žinutė kažkokia tam žmogui ar žmonių grupiai, apie ką tai buvo, arba galbūt ką reikėtų pradirbti. Ir kiek trunka seansas dažniausiai? Dažniausiai apie 15 minučių, tai nėra ilgas. Aišku, jeigu fiziškai, tai būtų kur kas ilgesnis, nes reikėtų jau dėti ant kūno rankas, tai primintų galbūt kažkiek masažą, bet nuotoliu tai tikrai nėra ilgas seansas ir būna labai įdomu stebėti ir jausti. Vat ir dabar yra 4 seansų kursas, kai mes keliaujame į praeities etapą, tai nuo nėštumo, kai buvome mamos pilve, iki paauglystės. Ir labai įdomu buvo, kad vieno seanso metu jautėsi, dabar vidurys kaip tik yra, šiandien bus 3. Skrandį labai stipriai vaigė, o kai mes buvom pilve, tai mes irgi tenai po to vyko procesai. Tada jautau, kaip galva skauda šitoj vietoje, o gimdymo metu irgi jaučiasi, tada galvytė deformuojasi. Tai, man tai čia yra kosmosas, kaip wow viskas ir kaip mes galim viską pajusti. Taip, na ir dabar toks laikas, kad mums atsiveria tos galimybės ir daug kas pradeda girdėti, matyti daug daugiau, nes ta matrica, jinai tampa, ta siena tarp subtilaus pasaulio ir mūsų pasaulio, jinai labai stipriai susiaurėja. Tai čia yra normalu, nes daug kas rašo su tokiais klausimais, nes nesupranta, kas vyksta su manim dabar. O reiki seansai man irgi labai patinka, aš turiu tik tai 1 pakopą, bet aš kartais įkraunu horoskopus, su kuriais dirbu, nes aš viską irgi pešiu ranka iš pradžių, nes per ranką irgi susijungiu būtent su to horoskopu, su subtiliu kūnu to žmogaus. Ir kartais irgi naudoju reiki seansą, jeigu žmogus leidžia, ir tam pat irgi, kad gauti daugiau informacijos, kad būtent tą kanalą sukurti. Taigi gerai toks periodas, gali kūrybiškai sugalvoti, ką darai, su kokiom praktikom, kur naudoji. Ir noriu pasakyti, kad jeigu jūs turite kažkokių klausimų, jūs galite drąsiai rašyti ir mes jums pabandysime atsakyti. O galbūt jūs dabar galite papasakoti apie savo kelionę, kokia jinai buvo? Taip, aišku, galiu. Aš kai buvau dar visai maža, kaip visai maža, tokia
mokyklinio amžiaus. Aš atsimenu, kad aš kiekvieną vakarą atsiguldavau ir kalbėjau su kūrėju. Nors mano šeima nebuvo tokia jau religinga, bet aš tą ryšį turėjau ir aš kiekvieną vakarą dalinausi, kalbėjau ir aš atsimenu, kad mano maldos labai veikia. Mano tėvas prašė mane pasimelsti, kai reikėjo jam mašiną parduoti ar ką nors tokio, bet tai jau jam visada pavykdavo. Vienu žodžiu, išnaudodavo mano savybės tokiems materialiniams tikslams. Po to prasidėjo kažkaip paauglystė, trupučiuką nutolau nuo to, bet aš jau radau savo bloknotus, aš jau nuo 12 metų žiūrėjau chiromantijos knygos, numerologijos, apie kortas, tarą, kaip tik ten buvo 90-ieji, labai ta informacija tapo atvira ir tų knygų kažkokių namuose buvo ir man buvo labai įdomu, aš vis tenai skaitydavau, aš žiūrėjau į tą ranką, man aišku buvo nieko neaišku, reikėjo mokytojo, bet mane tai traukė ir aš turiu labai daug bloknotų, kur buvo skaičiavimai, numerologiniai surašyti, kas koks skaičius reiškia. Ir kada aš baigiau mokyklą, aš norėjau įstoti į psichologiją, bet aš neįstojau, buvo labai didelis konkursas. Ir nuėjau į verslo vadybą ir po to dirbau buhalterį 8 metus, ten magistratūrą baigiau irgi verslo vadybos, bet aš visada domėjausi ezoterinė veikla ir psichologinė, paraleliai pas mane viskas. Ir aš kaip buhalterė dirbau visą laiką prie kompiuterio ir pas mane ausinė ir aš visą laiką kažką klausiau kažkokiais įrašus, seminarus ir taip toliau. Ir paraleliai bandžiau atrasti savo, net ne pašaukimą, bet aš patvirtinimą turbūt daugiau norėjau. Ėjau irgi pas astrologus ir pas chiromantus ir ten, pas įvairiausius specialistus ir jie man patvirtindavo viską, bet kas yra įdomiausia, vis dėlto, kai aš pradėjau astrologiją domėtis, aš pamačiau, kad tas periodas, kada aš galėjau jau pradėti eiti savo keliu, jis kaip tik ir prasidėjo 30 metų. Taigi viduje aš žinojau, aš patvirtinimus gaudavau, bet laikas neatėjo ir aš negalėjau pradėti to daryti. Ir kai atėjo mano periodas Saulės, kurie yra 8 name, mano planeta pagrindinė Saulė, ir tada šitas namas pradėjo veikti ir viskas yra 30 metų ir tas bagažas, kurį aš sukaupiu per 10 metų, mokslai visos, nes kai net ir man darė astrologinį puslapį, mano puslapį elektroninį, ir tas IT specialistas sakė, aš dariau astrologams, bet kad tiek diplomų visokiausių buvo. Ir sertifikatą aš nemačiau, o aš tuos 10 metų mokiausi, bet niekaip, neleisdavo man pradėti. Tik tai ta personalo vadyba, kai jau pradėjau personalo vadovę, aš visus atrinkdavau pagal numerologiją. Pas mane ant CV, pas visus buvo numerologinis horoskopas ir po to, kai pas mus įmonėje buvo tokia tvarka, kad paaukštinimai jau iš tų, kurie dirba, ne naujai priimdavau, tai aš ištraukdavau CV visus horoskopas, pažiūrėjau, sakau, šitą gerai į tą vietą. Iš tikrųjų, tai buvo jau praktika, nes aš jau tikrai patikrinau, kas veikia, kas neveikia, kaip skaičiai pasireiškia. Ir net kada žmogų perkeldavom į kitą skyrių, aš pažiūrėdavau vadovo, taip, horoskopą, numerologinį, ar bus suderinamumas, ar nebus, ar galės dirbti, ar negalės. Tai jau pradėjau praktikuoti tokioje verslo sferoje, o irgi jau kai man sukako 30 ir viskas buvo leista ir aš pradėjau konsultuoti ir dabar aš daugiau noriu, vis tiek mano pagrindinis pašaukimas yra psichologija, ne astrologija. Mano pagrindinė tema šios kelionės šitame kūne yra psichologija, todėl pas mane ir daugiau yra astropsichologija. Ir dabar aš pajungsiu vertybėmis grįstos psichologijos konsultacijas, kurios jau leidžia. Karminė užduotis, tai galima pasakyti, laikų neišgyventi jausmai. Mes neišgyvenam jausmus, mes priešinamės, ta energija lieka ir jinai bando, išsirituliuoti, jinai bando būti išgyventa. Ir tada dekoracijos keičiasi, skirtingi žmonės ateina į situacijas, o mes jaučiam tą patį. Ir
kol mes neleisim savo išgyventi pilnai, tai tol šitos situacijos kartojasi. Tai vat vertybėmis grįsta psichologija seansas kaip tik leidžia išgyventi tuos jausmus ir tokiu būdu keisti irgi likimą. Tai aš galvoju, bus labai geras papildymas prie konsultacijų. Labai geras. Tikrai labai geras. Nes daug kas, ir gauna analizę, bet savarankiškai eiti sunku, vis tiek reikia kažkokio palaikymo. Tikrai taip, aš ir pati dabar persiklausiau ją iš naujo ir aš vėl naujus dalykus išgirstu. Kiekvieną kartą, kuo aš labiau giliau einu į save, tuo aš giliau suvokiu tą analizę. Tai čia yra wow dalykas. Ir iš tikrųjų, jeigu žmonės turi kokias analizės, labai rekomenduoju vis per naują perklausyti, nes labai daug svarbios informacijos tenai yra. Labai daug. Ir pirmą kartą, jeigu klausai, išgirsti paviršių ir po to tik tai gilinėsi. Tai man pačiai irgi karminė užduotis pasitenkinimas gyvenimu. Tai čia yra kosmosas. Tarsi, tai nėra lengva, bet vis tiek per dėkingumą, per tą sustabdymą akimirkos. Va, pažiūrėk, kaip gražu. Nes aš atsimenu, net buvom mes, man atrodo, Saharos dykumo. Ten visi, wow, kaip gražu, man normaliai. Iki tokio lygio, vaikystėje, va toksai va būdavo. Tai čia matytas tas vaizdas, viskas gerai. Ir daug kur va tokių vis išlenda. Vyras irgi nusivežė ant Kauno panoramos ir pažiūrėjo, kaip gražu. Ir Kaunas. Žmogus stengiasi, o aš tokia, ką? Tai šitose dalykuose irgi reikia bandyti mokyti, stebėti, nes iš tikrųjų gyvenimas mums ir yra duotas tam, kad išmoktumėm tų visų ir džiaugtis gyvenimu. Svarbiausia turbūt džiaugtis. Taip, gerai. Bet čia paminėjai, kad reikia perklausyti ir aš noriu čia pabrėžti, kad reikia išsaugoti įrašą, nes man labai dažnai rašo ir vakar rašė, gal jūs turite mano įrašą įrašytą 2018 metais ir žmogus neišsaugo. Man taip gaila, ne dėl to, kad mano ta analizė jinai kažkokia ypatinga. Taip, tiesiog mūsų protas taip veikia, kad jis iš pradžių praleidžia tik dalį informacijos, tai, kas dabar yra aktualu. Po to, kai mes dirbam su savim ir mes keičiamės, praleidžia daugiau ir ko mes platesni, taip sakoma, energetinė prasme, to mes galim daugiau iš tos analizės paimti. Ir tas įrašas irgi jis gimė taip savaime, nes net ir mokykloje, kur aš mokiausi, visur akcentuoja, kad reikia daugiau daryti tokį, kad pokalbį. O kai pas mane vaikas buvo mažas, aš negalėjau savo to leisti, nes man reikėjo dirbti tada, kada aš turiu laiko. Ir po to supratau, kad pasitvirtino, nes kai kurie man rašo, aš įjungiu savo analizę, kai man reikia tvarkyti namus ir man reikia daug energijos, kažkas prieš miegą, taigi išnaudoja kažkaip įvairiai, žmogus pats pritaiko. Ir tas išklausimas, perklausimas irgi svarbus. Aš irgi turiu savo kai kurias analizės, kurios buvo įrašytos, ne savo, kitur darytos. Ir neseniai pas mane viduje iškyla klausimas apie savo, kaip savo darbą organizuoti, kur čia daugiau laiko, kokius mokslus skirti. Ir aš iš vidaus gavau žinutę, reikia išklausyti, tai buvo iš vis pati pirmiausia mano analizė, ten pas astrologą net nevedu, o vakarų. Ir aš įjungiu ir girdžiu atsakymą. Tiesiog jinai man konkrečiai sako, nors aš to neatsiminiau, aš tai neatkreipiau jokio dėmesio, bet tik dabar aš tai išgirdau. Todėl taip, visą tą kalbą su mumis įvairiais metodais ir būdais. Kitko labai geras būdas, metodas, aš pati po darbo su nagais jau nebegalėdavau mašinai klausyti radijos, pas mane visą laiką jinai išjungiama, bet vis tiek kartais norisi kažko paklausyti. Tai aš užsidedu ir kažkurią vietą analizės paklausau. Labai geras dalykas, gauni kažkokios informacijos, gali pamastyti, perdirbti, žodžiu, tą informaciją ir nesiklausai nuo tos nuomonės formavimo ir visų kitų dalykų, tiesiog orientuojasi į save, savo augimą. Tai jeigu kažkas nenori klausyti muzikos, man labai geras būdas klausyti savo analizės.
Taip, ir iš tikrųjų dabar tas mūsų gyvenimo būdas, jis yra labai greitai, o anksčiau, ir lila žaidimas, kuris yra daug žinomas, na, kaip sakoma, aš nesu specialistė, bet sakoma, kad anksčiau ten vieną langelį taip ir išeini ir medituoji ten visą mėnesį į tą vieną langelį. Taip ir su ta analize. Taip, tu kažkokią vieną sakinį gavai pro save ir tu praleidi pro save ir atvirai su savim kalbi. Kodėl būtent ir įrašas pasitvirtino, nes taip, pas mus yra ego, taip, ir jeigu kažkokia nelabai ego malonė žinutę siunti, tai ego priešinsis, bus pasipriešinimas ir tiesiog nebus praleista net ta informacija. Ir baigsis konsultacija, nėra įrašo ir neatsiminsi. O kada tu esi vienas su savimi ir tas atvirumas 100% su savimi, tai ir yra likimo keitimas. Iš tikrųjų, kad tu savo pripažįsti, taip, aš šitą turiu ir realiai mataisi, pradedi realiai matyti situaciją, net ir buhalterijoje, tu negali balansą sudaryti, jeigu tavo duomenys yra neteisingi, išteistingi, taip, nes gausis visiškai nesąmonė. Taip ir čia, kada tu savo 100% pripažįsti, taip, aš turiu tokią savybę ir tai neblogai, nei gerai, tiesiog mano taškas. Ir tada aš noriu kažkur judėti ir tikri pokyčiai prasideda. Labas. Atėjo kompanija mūsų. Oi. Jau čia. Patogu kalbėti. Viskas gerai. Tiesiog žmogus dėmesio nori. Man labai tokie atvykti, kada Tuoj? Palaukiu tavo dėmesio, mes pabaigti. Įrašą bandysiu išsaugoti. Ačiū tau, kad pasidalinai. Jeigu kažką nori pakalbėti, tai pasidalinti. Tarvė ieškos, kur tavo skirtai. Ačiū labai. Dar iš tikrųjų buvau sugalvojęs, ką noriu pasidalinti, bet ką tik chaosėlis įvyko, vadinasi, nereikia. Ačiū labai malonu buvo. Tada sėkmės tau. Ačiū labai. Iki.